Sveiki, mėlyjeji, noriu trumpai Jūs supažindinti su tuo, kaip yra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai bendrojo naudojimo patalpose. Aišku, situacija ne visur yra tokia, kokią mes matysime čia, bet daugeliu atveju yra labai panašu. Kelis momentus aš pakomentuosiu. Priešais save Jūs matote komercinę apskaitos spintą, dar kitaip sutrumpintai vadinama KAS. Čia matote, yra kaip ir spinelė, bet jinai neužrakinta, tiesą pasakius, jinai ir negali būti rakinama, nebent užraktą įrengtų energijos skirstymo operatorius. Dabar patenkame prie elektros energijos apskaitos prietaiso, čia matote, yra įrengtas išmanusis skaitiklis, bet ką noriu atkreipti dėmesį, kad kuomet atidaroma komercinės apskaitos spintos durelės, mes čia turėtume šitoj vietoj kažkaip taip per tą perimetrą turėtų būti įrengtas apsauginis stiklas, tam, kad nebūtų galima prieiti prie apskaitos prietaiso. Ir tas apsauginis stiklas, jisai čia turėtų būti užplombuotas. Kadangi šiuo atveju nėra to apsauginio stiklo, apsauginio skydo, sakykime taip, tai turėtų būti plombuojamos komercinės apskaitos spintos durelių, turėtų būti plombuojami vyriai. Bet, matote, čia jie taip pat yra neužplombuoti. Ir kaip ir minėjau, daugeliu atveju taip ir yra įrengti išmanieji skaitikliai bendrojo naudojimo patalpose. Čia šitas skaitiklis yra būtent skirtas elektros energijos apskaitai bendrojo naudojimo reikmėms, bet ir tie skaitikliai, kurie įrengti konkretiems gyventojams, kaip sakoma, būtų įrengti, jie labai panašus apskaitos skaitikliai. Tai va, o čia matot šitą skaitikliuką, viršui kairiajame kampe jo modelis XS211. Užgeso čia pas mus švieselė. Tai tiek turbūt tam kartui toks komentaras.